Šiandien naujienose pakalbėsime apie terasas, kaip išsirinkti terasinę medieną ir kaip ją prižiūrėti. Tai Ernestai, įsibėgėja šiltasis sezonas, visi jau nori eiti savo balkonus, terasas. Tai ką reikėtų apie tai žinoti? Terasų dangos yra įvairios, tai pagrindinės turbūt šiai dienai būtų 4, tai paprasta pušis impregnuota, tada galėtų termiškai apdorota pušis arba uosis, kompozitinė danga ir egzotinė mediena. Kuo jos skiriasi tarpusavį? Paprasta pušinė impregnuota lenta yra kaip ir gyvas medis, nes medis po nupjovimo dar gyvas 30-40 metų. Termomediena yra jau termiškai apdorota, kaitinant tam tikroje temperatūroje. Ji jau praranda kai kurias savybės. Konstrukciškai šita mediena netinka tik apdalai ar terasai. Tada jinai praranda intensyviai savo spalvą. Čia vat galiu parodyti, čia kaip atrodo termo uosis. Ir jeigu mes su juo nieko nedarome, paliekame intensyviom sąlygom, šitas pavyzdukas atrodo taip po žiemos, ypač šaltos žiemos, kai buvo beveik minus 30 laipsnių temperatūra. Egzotinė mediena. Kas tai? Egzotinė mediena yra atkeliavusi iš Pietų Amerikos. Kuo jin pasižymi? Dažniausiai, kadangi čia turime trumpus segmentus, egzotinė mediena galimai galima sakyti, kad yra bešakė mediena. Paėmus kokią 5-6 metrų ilgumo lentą, praktiškai šakų nematysime. Ten gali būti matomos šakos pradmenys, tai dar kaip tik duoda vaizdo. Tai aš čia matau, galim iš karto mes palyginti, ar ne, aš čia paimu termomedieną, mūsų lietuvišką pušis ir paimkim kažkokią egzotinę, ar ne? Tai čia bus šitas egzotinės kažkurios, ar ne? Taip, tai yra šitie būtų 3 pavyzdukai, egzotinė mediena. Tai va, čia mūsų šakos, kas mėgsta, ar ne? Taip. Turi šakų, o čia egzotinė yra lygų viskas. Lygų ir gal jaučiat iš svorio, koks yra tankis skirtingas. Čia jau turim kompozitinės lentas, ar ne? Taip, gali būti lygios, tada gali būti rifliuotos, atspalvių gali būti vairių. Spalvų pasirinkimas kompozitinių yra didžiulis. Taip. O termomedienų? Termomedieno, tai atspalvis po terminimo jis būna praktiškai vienodas. Jeigu norit, kad terasa išlaikytų savo spalvą, tai ją reikėtų nualyvuoti jau kokią norit pasirinktą spalvą. Tai ir yra, ką galima truputį nepasikeisti. Taip. Gerai. Nu, bet čia jau biškis sunkesnis negu... Jo, čia jau svoris kitoks, bet ir tarnavimo laikas ilgesnis. Tai kaip ir minėjau, čia yra rifliuota, gali būti lygi, rifliuota, tada gali būti struktūruota. Kuo čia skiriasi? Tai, kad maža tokia struktūrėlė atsitikt medį jaučia? Jo, čia tokia labiau medžio imitacija, kad atrodytų, jeigu paimtumėt bendrą plotą ir iš toliau atrodytų, kad yra grynas medis. Taigi, kasdieninės problemos, šašlykai, kava, galim padaryti eksperimentą, kas nutiktų, jeigu netyčia išpiltumėm kavą ant mūsų terasinės lentos. Aha, gerai. Čia yra šukuota, ar ne? Taip, šukuota lentutė. Gerai. Prašom, galit paimti kavos. Kavutė. Garbė jums. Skanaus. Kiek? Biškė, ar ne? Galima. Va. Kiek negaila. Kadangi šita lenta yra padengta specialia polimerų danga, kuri apsaugo pačią vidaus struktūrą terasinės lentos, tai tikrai garantuoju, kad čia nieko tokio blogo ir nenutiks. Tai Ernestai, dabar apie mitus ir priežiūrą terasom. Vieniem produktam reikės daugiau priežiūros, kitiem mažiau. Pagrindiniai akcentai turbūt būtų gal ir patarimai labiau. Susimontavus terasą, susidėjus baldus, patraukus baldus atsiranda tokios intensyvesnės dėmės. Bet tai pergyvent nereikėtų, jeigu tuos baldus patrauksime, ten po kažkurio tai laiko ta spalva atgaus savo pradinę padėtį, kitaip tariant, susivienodins. Kas liečia egzotinę medieną, tai ją turėtumėm nualyvuoti, kad apsaugoti nuo ultravioleto spindulių. O jeigu terasa yra arčiau, sakykime, gamtos, prie medžių, kažkoks miškelis šalia, kaip išvengti to žalumo? Žinot, žaloja tas terasos. Pačiai terasai kažkokio poveikio nėra. Taip,
tas žalumas atsiras, jūs jo neišvengsite, kadangi gyvenate gamtoje, tai ta terasa ir galimai žalios dėl to, kad ten yra žiedadulkės, maistinės medžiagos, galimai gali atsirasti ir pelėsis, nes pelėsiui reikia šilumos ir drėgmės. Tačiau yra įvairių priemonių, kur chemijos pagalba, kuri yra draugiška gamtai, galima tą terasos paviršių ir atnaujinti. Grįžom su Ernestu, dabar pabaigsim savo eksperimentą, ne, Ernestai? Tai tiesiog nuliejo, ne? Jo, terasą? įsivaizduokit, kad čia yra purškimo aparatas. O, kad gražiai meškutį buvau išpylęs. Jo. Bet čia paskui viskas susivienodins. Jo, čia susivienodis, kadangi kava tai yra skystis buvo ilgiau negu dabar esantis vanduo, tai ta spalva ir susivienodins. Po lietaus ir šiaip terasinės lentos atgaunat savo tą pradinę spalvą dėl to, kad jin suintensyvėja. Tai kaip ir pastebėjot, nudžiūvus čia jokio pokyčio nebus. Ačiū, Ernestai. Ačiū Jums. O jūs, mėly žiūrovai, smagiai leiskite laiką savo terasose. Tai buvo viskas, ką jums šiandien paruošėme. Pasimatom ir kitą sekmadienį laidoje Viskas pamatuota. Iki!